O, tai bent. Nėra dviejų šventųjų dvasių tik. Ir ta pati šventoji dvasia, kuri tą vakarą atvedė Simeoną ar tą rytą pas Kristų, šį vakarą atvedė jūs čia. Nes jūs tikite šventosios dvasios pažadu. Ir jums jis yra įsipareigojęs lygiai taip pat, kaip buvo įsipareigojęs Simeonui. Taip pat, nes jis yra Dievas ir jis turi išlaikyti savo žodį. Po to aš galiu matyti Simeoną. Jis maldavo, jis troško pamatyti Kristų. Jis tikėjo tuo, kad Dievo žodis jam pasakė, nesvarbu, ką sakė kritikai, jis tikėjo Dievo žodžiu. Jo širdyje buvo ilgesys pamatyti Kristų ir jis tikėjo, kad pamatys. Kaip Dovydas pasakė, kuomet gelmė šaukia gelmę. Dauguma iš jūsų čia esančių tikite dieviškuoju išgydymu, ar ne? Ar tikite dieviškuoju išgydymu? Būtent pati priežastis, dėl kurios tikite dieviškuoju išgydymu, įrodo, kad dieviškasis išgydymas egzistuoja. Kai mes atvykome į Ameriką, mes suradome Amerikos indėną. Jis kažką garbino. Saulę, mėnulį ir gamtą, nes viduje jis yra žmogus ir jis žino, kad turi kūrėją. Taigi, šio žmogaus širdyje buvo kažkas, kas skatino garbinti. Taip yra su kiekvienu mirtinguoju. Jūs galite garbinti savo automobilį, savo darbą, savo namą ar kažką kitką. Jūs kažką garbinsite. Todėl, jei turite stabą, išmeskite jį ir leiskite Kristui užimti pirmą vietą. Leiskite jam būti pirmam. Tuomet alkis, gelmė, kaip Dovydas pasakė, gelmė šaukia gelmę, triukšmaujant tavo vandens viesului. Taigi, gelmė šaukia gelmę. Pavyzdžiui, jeigu čia yra šaukianti gelmė, turi būti gelmė, kuri atsilieps į tą šauksmą. Galbūt man pavyks tai paaiškinti tokiu būdu. Aš esu didelis gamtos mėgėjas. Eidamas į mišką aš stebiu saulėlydį, girdžiu gyvūnus, laukinį klyksmą. Mano mama yra pusiau indėnė, todėl kažkas mano kraujyje yra. Aš myliu gamtą. Ir kai aš išgirstu laukinį šauksmą, tame yra kažkas, kas uždega mano sielą. Negaliu nieko padaryti. Pastaruoju metu aš buvau čia, Kolorade, ir aš stovėjau ant kalno ir stebėjau seną motiną erelę, kai ji išlizdo ant sparnų iškėlė savo mažuosius ir nuleido juos į žaliuojančią lanką. Tuomet ji nuskrido atgal į patį viršų, pačią aukščiausios uolos viršūnę, kurią galėjo pasiekti ir nutūpė ant jos. Ir pradėjo stebėti. Na, aš stebėjau per savo žiūronus. Mano arklys buvo pririštas prie medžio, aš stebėjau. Ir aš pasakiau, viešpatie, aš... Štai taip. Ir man rodės, kad aš kvepia. Jei kada nors esate buvę prie erelių lizdo, jie surenčia jį iš aštrių šakelių ir kitų dalykų. Ir tie maži vargšeliai ereliai vaikštinėjo ant tų šakelių ir spiglių. Jie daugiau nieko nežinojo. Bet vieną dieną motina išskleidė savo sparnus ir jie užlipo ant sparnų ir nusileido žemyn. Taigi, aš žiūrėjau tuos mažutėlius, o jie turėjo sekmininkišką prabudimą. Jie tiesiog lakstė ant tos minkštos žolės, čiulbėdami vienas kitam ir šokinėdami vienas per kitą, taip laisvai, kaip tik galėjo. Aš pamaniau, na, tai tiesa. Taigi, tai kaip žmogus esantis senajame pasaulio lizde, tie supranta tik tai, ką velnias gali jam duoti. Tačiau vieną dieną Dievas jį pakelia ir pasodina žaliuojančių ganyklų pavėsyje. O, kaip jis džiaugiasi, jis laisvas, nėra nieko, jokio blogio. Aš pamaniau, na, kodėl tie mažyliai nėra išsigandę, įdomu, ar jie žino, kad aplinkui yra kojotų, kurie galėtų juos pastverti, bet laikas nuo laiko jie pažvelgdavo aukštyn, o senoji motina tupėjo aukštumoje ir juos stebėjo. Aš pamaniau, na, tebūna garbė Dievui, tai tiesa. Jis paėmė mane iš pasaulio lizdo ir jis įkopė į šlovės tvirtovę, yra aukštumoje, stebi savo paveldą, kad apsaugotų nuo bet kokio pavojaus. Pamaniau, jeigu kojotas bandytų prisiartinti prie vieno iš mažutėlių erelių, jį mirtinai jį sudraskytų. Pamaniau, tai tiesa, leiskite šėtonui užpulti tikinti ir jis turės susidurti su Jėzumi Kristumi, tai tiesa. Leiskite jam. Po kurio laiko jis stebėjo, jos nuostabi, didinga galva žvalgėsi į puses. Ji buvo ant aukščiausios uolos, kurią galėjo surasti, nes ji galėjo matyti viską, jos aštraus erelio regėjimo akys stebėjo. Po kurio laiko pastebėjau, kaip ji pakėlė savo galvą. Žiūrėdamas pro savo 10 kartų priartinančius vaizdą žiūronus, pastebėjau, kaip ji pakėlė savo galvą ir apsižvalgė ir pajutė vėjo dvelksmą. Aš pamaniau, ką tai reiškia. Iš pačios šiaurės pradėjo pūsti šiaurinis vėjas, griaustinis suriaumojo.
Jis suklikė ir puolė žemyn, išskleidė tuos didelius sparnus, nusileidusi tiesiai į tą žolingą preriją. Ir kiekvienas iš tų mažutėlių ereliukų greitai sulipo. Jie buvo apmokyti, tikriausiai, prieš paliekant lizdą. Jie įsikibo savo mažutėlėmis kojelėmis į plunksnas, palenkė savo snapelius žemyn, mažais snapeliais įsitvėrė į plunksnas ir jį pakilo su ta krūva erelių ant savo sparnų. Ir tiesiai pakilo skrosdama tą vėją, kuris tuomet pūtė 50 mylių greičiu tiesiai į uolos plyšį. Aš verkiau kaip kūdikis. Aš pamaniau vieną šlovingą dieną. Šiam prabudimui pasibaigus, jis nužengs iš šlovės, išskleis savo didingus jėgos sparnus ir maži ereliukai įsikib savo snapeliais ir išskris su juo į šlovę. Gelmė šaukia gelmę. Jeigu gelmė šaukia, yra gelmė, kuri atsakys. Kitais žodžiais tariant, prieš atsirandant medžiui, kad jis augtų žemėje, pirma turėjo atsirasti žemė. Dievas nesukūrė medžio dėl žemės, jis sukūrė žemę dėl medžio. Jis sukūrė žemę ir įsakė žemę išauginti medį. Ir žemė šaukėsi, kol išaugo medis. Prieš atsirandant peleko ant žuvies nugaros nebuvo vandens, kurioje jį būtų plaukiojusi. Priežastis, dėl kurios jį turi peleką, yra ta, kad jau buvo vanduo jai plaukioti ir naudoti peleką. Viskam, ką mes turime, yra tikslas ir priežastis. Čia prieš kažkiek laiko aš skaičiau apie mažą berniuką, kuris valgydavo trintukus nuo pieštukų galų. Jis suvalgė visus trintukus, kuriuos galėjo rasti. Jis net suvalgė dviračio pedalo gumą. Ir jie nežinojo, kas su tuo berniuku buvo negerai. Todėl jie nuvežė jį pas daktarą į kliniką apžiūrėjimui. Ir po apžiūros jie išsiaiškino, kad šiam mažam berniukui trūko sieros. O sieros yra gumoje. Jis valgė gumą tam, kad gautų sieros. Taigi tai yra štai čia, supraskite tai. Turėjo, jeigu viduje buvo kažkas, kas prašė sieros, turėjo būti siera, kuri atsakys tam prašymui prieš jam galint paprašyti. Suprantate, ką turiu omenyje? Taigi, prieš tai, kai gelmė šaukė gelmę, prieš atsirandant gelmės šauksmui, jau turi būti gelmė, kuri atsiliepsi tai. O po to, taip užtikrintai, kaip jūs žmonės prieš kelis metus, kurie buvote nusidėjėliai, galbūt buvote kažkokioje formalioje bažnyčioje, kuri netikėjo šventosios dvasios krikštu, tačiau jūs išgirdote žinią. Viduje buvo kažkas, kas šaukėsi daugiau Dievo. Galbūt Dievo akivaizdoje jūs gyvenote išteisintoje būsenoje, bet jūs norėjote dvasios krikšto ir jūs jautėte jo alkį. Taigi priežastis, dėl kurios yra šventoji dvasia, yra ši. Jūs jautėte jos alkį. Jūs negalėtumėte jos alkti, nebent ten viduje būtų kažkas, kas galėtų jos šauktis. Štai čia, suprantate, ką turiu omenyje? Ir pati priežastis, dėl kurios šį vakarą esate čia, jūs tikite dieviškojų išgydymu. Ir jeigu Biblijoje apie tai net nebūtų mokoma, jeigu jūs, grupė žmonių, tikėtumėte dieviškojų išgydymu, kažkur privalėtų būti atvertas šaltinis, priešingų atveju jūs net negalėtumėte to trokšti. Jeigu turite norą, kad Dievas jūs išgydytų, yra Dievas, kuris jūs išgydys, tai tiesa, nes gelmė šaukia gelmę. Būtent taip nutiko Simeonui, jis žinojo, kad Kristus ateina ir jis žinojo, kad Dievas jam pažadėjo, kad jis pamatys jį prieš numirdamas. Dabar atkreipkite dėmesį. Tada, kai Simeonas buvo vedamas, ar tai nekeista, vos tik Jėzui pasirodžius veiksmo scenoje, Simeonas buvo šventosios dvasios atvestas tiesiai pas Kristų per šventąją dvasią, kuri davė pažadą. Ir šventoji dvasia, kuri davė dieviško išgydymo pažadą, atvedė jūs čia šį vakarą tiesiai prie šaltinio, kuris šį vakarą yra atvertas kiekvienam tiesiog dabar, tiesiog. Ta pati šventoji dvasia veda Dievo sūnus, kurie tiki Dievo pažadu. Ar suprantate, ką turiu omenyje? Kiekvienas iš jūsų Dievo sūnus ir dukterys yra atvesti čia, nes jūs tikite Dievo pažadu. O, kai aš apie tai galvoju, aš prisimenu pačiame kampe buvusią seną moterį, esame išmokyti, kad ji buvo akla, jos vardas buvo Ona, ji buvo pranašė, laukusi viešpaties ateimo. Dievas yra įsipareigojęs parodyti jai Kristų. Ir šventoji dvasia nužengė ant Onos. Aš matau tą seną aklą pranašę tą rytą einančią tame pastate. Akla, vedama šventosios dvasios, juda į priekį tarp tų žmonių. Nusileido pro tas moteris ir sustojo tiesiai priešais šaltinį. Nes ji buvo vedama šventosios dvasios. Taip, jis yra čia šį vakarą. Jis yra prisikėlęs iš numirusių. Jis davė jums pažadą. Šventoji dvasia subūrė jūs drauge. Jeigu šį vakarą čia nebūtumėte,
Jeigu šventoji dvasia nebūtų jūsų čia atvedusi, jūs būtumėte kažkur pasaulyje. Tačiau jūs sėdite čia, šiame tvankiame pastate, vedinatės. Kodėl? Jūs tikitės pamatyti, kaip į sceną įeis Jėzus Kristus ir patvirtint savo žodį, lūkesčius. Jeigu tikitės ateiti ir rasti ką kritikuoti, velnias tikrai jums parodys daug dalykų kritikai. Jis iš tiesų tai padarys. Jūs gaunate tai, ko tikitės. Kai kurie iš jų sako, na, taigi, jeigu maldos eilėje to negausiu, jeigu pamatysiu kažką panašaus į tai, tuomet aš patikėsiu. Jūs gausite tai, ko tikitės. Šį vakarą aš tikiuosi pamatyti šventąją dvasią, kaip jie ateis ir išreikš save jėgoje, išlies savo šlovę čia ant šio pastato, dauguma priims šventosios dvasios krikštą. Nusidėjėliai verkdami pasieks Kalvariją, ligoniai bus išgydyti, bus įvairūs ženklai ir stebuklai, nes Jėzus Kristus tai pažadėjo. Ir aš tikiu jo pažadu. Pasimelskime. Dangiškasis Tėve, tavo žodis yra tiesa. Patvirtink savo žodį prisikėlusio Jėzaus ženklais ir stebuklais. Mes žinome, kad jam būnant žemė, jis netvirtino esąs didis žmogus. Jis tik tvirtino, kad tu parodydavai jam regėjimuose, ką daryti. Jis žinojo žmonių mintis, jų aplinkybės. Jis žinojo, kai ta moteris, turėjusi kraujo ligą, palietė jo rūbą. Ji ten stovėjo ir suprato, kad negalėjo pasislėpti, nes Jėzus žiūrėjo tiesiai į ją. Jis žinojo. Jis pasakė, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Ir Tėve, mes žinome, kad jis yra čia šį vakarą, nes jis pažadėjo, kad bus. Ir mūsų užtikrintumas yra įtvirtintas jame, jo žodyje. Esame užtikrinti, kad matėme jį, jo didingame prisikėlimo čia, žemėje pasireiškime, veikiant jo žmonių tarpe šioje bažnyčioje. Ir Viešpatie, leisk mums šiandien būti šio periodo šviesos davėjais, kad kai kelio pabaigoje bus parodyta didžioji drama ir kiekvienas iš mūsų ateis prie tavęs ir didelis ekranas bus parodytas. Ir mūsų, šios kartos gyvenimai bus parodyti mūsų akise. Dieve, leisk man išgirsti mano balsą šaukinti prieš neteisybę ir kviečianti žmonės tikėti Jėzumi, tavo sūnumi. Palaimink šį vakarą čia esančius žmonės. Jie sėdi dideliame karštyje ir aš meldžiu Dieve, kad tu suteiktum jiems ypatingą palaiminimą. Tegul raminančios, šventosios dvasios jėgos patrauks visas šias mintis. Ir Viešpatie, pašventink savo tarną tiesiog dabar besiartinančiam tarnavimui. Stovėdamas čia suprantu, kad akys bus nukreiptos šia linkme. Ir aš meldžiu Tėve, nuolankume, kad tu leistum tavo didžiai, šlovingai jėgai būti pažintai kiekvieno. Ir jeigu tavo nevertas tarnas surado malonę tavo akise šiam vakarui, tegul tu paimsi šį nevertą žmogų. Patrauk į šalį žmogų ir ateik Viešpatie Jėzau ir kalbėk savo žmonėms. Ir kai gyvenimas čia žemėje bus visiškai pasibaigęs, paskutinė malda bus išsakyta, visi mūšiai pasibaigę, dūmai išsisklaidė, pradingę, ginklai sudėti, Biblija užversta, mes priartėsime prie tavo namų. Ta didinga rytą išauš amžinas ir šviesus rytas, kai išrinktieji susirinks savo namuose danguose, kaip pasakė poetas. Viešpatie, mes matome tą didelį stalą paruoštą tai vakarieniai, 1000 mylių ilgio. Žiūrime vienas į kitą sėdinčius priešais mus, veteranai su karo randais, džiaugsmo ašaros ritasi žandais, karalius pasirodo savo grožyje, šventume, apeina aplink stalą ir savo rankomis nušluosto mūsų akių ašaras tardamas, daugiau neverkite, viskas baigta, įeikite į Viešpaties džiaugsmą. Kelio sunkumai tuomet atrodys lyg niekis, Tėve, kai mes prieisime prie kelio pabaigos. Ir padėk mums šį vakarą, Tėve, pamiršti tuos dalykus, kurie yra praeityje. Leisk mums dabar verštis dėl aukštojo pašaukimo žymės ir tegul tavo dvasia ateis ir išreikš tavo sūnų Jėzų Kristų šiems žmonėms. Aš kaip mirtingasis bandžiau jiems pasakyti, kad tu esi tas pats vakar, šiandien ir per amžius, nes mes prašome to Jėzaus vardu, tavo mylimojo vaiko. Amen. Te laimina jis Viešpats
Ir šį vakarą, prieš išgydymo tarnavimą, atleiskite, kad elgiuosi kaip kūdikis, bet mano širdyje kažkas vyksta, kai kalbu apie jį. Aš prisimenu, kai mane pirmą kartą pakvietė tarnautojai, kai jie matydavau nuo kūdikystės, kai pasirodydavo regėjimai, jie sakydavo, Bili, niekada net nemanyk eiti į tą, sakė, tai velnias. Buvau taip išmokytas dvasininkų, aš pusiau tikėjau, kad regėjimai buvo iš neteisingo, tuomet, kai jis pas mane atėjo tą vakarą ir pasakė, kas jis buvo. O, tai bent. Ir aš žinau, kad jis yra čia tiesiog dabar. Ir aš pažįstu jo akivaizdą ir aš žinau, kad aš myliu jį. Aš pamaniau, kaip aš galiu būti velnės ir mylėti viešpatį tokiu būdu, kaip jį myliu. Kaip mano širdis gali plūsti krauju dėl jo, o jis žino mano širdį. Ir jis atėjo ir man paaiškino, aš tikiu juo, nes tai atitinka Dievo žodį, bet jų žodis netitinka Dievo žodžio, nes mes gyvename šioje dienoje. O dabar, draugai krikščionys, noriu visiems jums pasakyti, nes kai tai mane ištinka, kartais jūs galite nesuprasti, kas vyksta. Aš negaliu to paaiškinti, man neįmanoma to paaiškinti, bet aš taip nusilpstu, kad vos galiu išstovėti galbūt po vieno ar dviejų žmonių, su kuriais susitinku. Jūs galite to nesuprasti, bet tiesiog skaitykite raštą, jis apie tai skelbia. Aš manau, kad pranašas Danielius pamatė regėjimą ir pasakė, kad jo galvoje kilo nerimas daugelių dienų. Ar tai tiesa? Ir Jėzus vieną kartą, kai moteris turėjusi pakankamai tikėjimo jį paliesti, pamatė, kas jį buvo ir jis tarė, aš pajutau, kad dorybė jėga iš manęs išėjo. O tiesiog ten buvę žmonės, kuomet, tai ne aš, krikščionys, ne, aš tik žmogus, pirmas iš nusidėjėlių, tačiau gimęs ne jūsų laiku pilnos Evangelijos žmonės. Tai tiesa, iš malonės, iš Dievo malonės, jis leidžia man jūs pakviesti, mano brolį ir sesę. Ir aš myliu jūs. Ir aš nesu čia šį vakarą tam, kad mane pamatytų ar išgirstų. Aš nesu čia dėl pinigų, kuriuos jūs tai žinote. Taigi aš esu čia dėl vieno dalyko, nes aš myliu Jėzų ir aš myliu jūs. Ir aš tikiu, kad ateidamas su tokiu pakvietimu galbūt aš galėsiu atsiduoti jam ir jis padarys per mane kažką, kas paskatins jūs labiau jį mylėti ir patikėti juo ir būti išgydytiems. Tai vienintelis būdas, per kurį galiu čia būti. Telaimanus Dievas ir vėl pastoriai ir verslininkai, sakau jums tai dabar, kol dar nenusilpau. Kartais aš pats negaliu palikti pakilos. Mano sūnus ir administratorius prižiūri mane ir aš noriu pasakyti jums viso gero. Telaimanus Dievas ir jeigu aš su jumis daugiau nesusitiksiu šioje upės pusėje, aš pamatysiu jūs tą rytą ir mano liudijimas bus toks pats kaip dabar. Aš myliu viešpatį Jėzų. Ir regėjimai, Dievas suteikia man regėjimus, tai tiesa. Biblija priešais mane ir Dievas, kuris yra mano liudininkas, tai žino. Ir aš galiu paskelbti ir pasakyti tik tada, kai jis man leidžia iš jo malonės. Todėl melskitės už mane. Ir aš norėčiau paprašyti dar vieno dalyko. Aš vyksiu į Afriką, Indiją, Palestiną, Vokietiją. Ir nepamirškite tuose kraštuose, kaip ir buvo anksčiau, nemanykite, kad tie raganiai ir įvairūs demonų apsėsti žmonės mes jums atvirą iššūkį. Jums dėlėtų žinoti, apie ką kalbate. Tai tiesa. Ir kuomet pūs karšti ir sunkus vėjai ir persekiojimas bus prasidėjęs, ar aš galėsiu prisiminti, kad Vašingtone, Kolumbijoje kažkas už mane meldžiasi? Ar pažadėsite man tai? Jeigu sutinkate, pakelkite savo ranką. Ačiū, telaimina jūs Dievas. Labai jums ačiū. Taigi, manau, kad praėjusį vakarą jie išdalino 100 maldos kortelių. Praėjusią naktį. Ir aš manau, kad numeris buvo, ar ta raidė buvo I. Ir aš manau, kad praėjusį vakarą iš jų pakviečiau pirmas 15 kortelių. Aš manau, kad tai tiesa, ar ne, broliai? Pirmos 15 iš tų kortelių buvo išdalintos. Dabar mes pakviesime daugiau. Ir galbūt šį vakarą, jeigu tikėjimas stipriai išauks, galbūt mes galėsime iš jų sudaryti 2 grupės, o jeigu ne, aš prašau kiekvieno čia esančio žmogaus, kas iš jūsų čia neturi maldos kortelės ir norėtų būti Dievo išgydyta šį vakarą, tiesiog pakelkite savo ranką, neturite maldos kortelės. Na, tai tiesiog jums yra sunku pasakyti ir taip yra visur. Ketinu jūsų paklausti, galbūt tai bus pirmas kartas, kai su jumis susitiksiu. Labai gaila, kad negalime pasilikti susirinkime šiek tiek ilgiau. Ir jūs žinote, kaip priimti dievišką išgydymą. Dievišką, dažnai, kai žmonės yra išgydomi, auglys yra demonas. Kiekviena liga yra iš velnio. Dievas nesiunčia ligos savo vaikui. Tai padaro velnias, suprantate?
Ir jeigu šėtonas išvarytų šėtoną, jūs sakote, na, velnės taip pat gydo. Na, Jėzus pasakė, kad jis negali. Jis pasakė, jei šėtonas išvaro šėtoną, jo karalystė yra pasidalinusi, todėl jis negali, tik Dievas gali išgydyti. Medicina ir daktarai netvirtina, kad gali išgydyti. Majų broliai yra vieni iš labiausiai autoritetingų. Jie pasakė, mes netvirtiname, kad galime išgydyti. Pasakė, mes tvirtiname, kad tiesiog galime padėti gamtai. Yra tik vienas gydytojas, tai Dievas. Jie gali užsiūti vietą jūsų rankoje, bet jie negali jos išgydyti. Jie tik gali ją užsiūti, dantistas gali išrauti dantį, bet kas išgydys tą vietą? Daktaras gali pašalinti apendicitą, bet kas išgydys tą vietą, kurioje jis įpjovė? Dievas. Vaistai netaugina audinių, vaistai yra tik pagalba, Dievas yra gydytojas. Daktaras gali atstatyti vietą jūsų išnarintą ranką, bet kai jis tai padaro, jūs neišeinate visiškai sveikas. Daktaras padaro savo dalį, tai ką jis žino ir yra išmokytas padaryti, jis sugrąžina vietą jūsų ranką, bet jos išgydymą jis palieka Dievui. Tai tiesa, visas išgydymas yra iš Dievo, todėl dabar tiesiog tikėkite juo. Ir kartais, kai tie augliai, kai gyvybė iš jų išeina, tai yra demonas. Na, tuomet tie augliai miršta. Jeigu gyvybė išeitų iš jūsų, žinoma, jūs mirtumėte. Jūsų gyvybė išeitų iš jūsų, bet kūnas vis dar tebe būtų čia. Jis susitraukia, jeigu čia yra laidojimo biuro savininkas, jis žino, kad žmogaus kūnas, bet koks kūnas susitraukia, kai gyvybė yra išėjusi. Pažiūrėkite į mažą gyvūną, kai jis yra užmuštas ant kelio, jis svers, arba kai kurie iš jūsų čia esantis medžiotojai, jeigu užmušate gyvulį arba mėsininkas jautį ir po to uždedate jį ant svarstyklių ir pasveriate, užmuškite ir iš karto pasverkite, tuomet iš ryto pasverkite dar kartą ir pažiūrėkite, kiek kilogramų jis palengvėjo, o po to palikite jį pagulėti 2 ar 3 dienas ir pažiūrėkite, kiek kilogramų sunkesnis jis pasidarė. Taigi dabar, kai auglys miršta, demonas išeina iš auglio, tokio kaip piktybinis auglys, vėžys ar katarakta ir taip toliau. Kai demonas iš jo išeina, tai yra gyvybė. Kiekvienas čia esantis žmogus kilo iš mažos užuomazgos. Ir jumyse ląstelės pradėjo daugintis ir tos ląstelės pasidarė pagal gyvybės prigimtį, kuri buvo jose, kuri sudaro žmogų. Šuns ląstelė sudaro šunio paukščio paukštį. Kiekvienas pagal savo prigimtį, kiekviena rūšis. Tačiau dabar demonas, kuris yra auglys, arba jam nereikia įeiti į auglį, tai pradeda dauginti ląstelės, sakykime, pavyzdžiui, vėžys. Jis pradeda vystyti ląstelės ir tampa vis didesnis ir didesnis, net dabar jis turi gyvybę. Ir jis gyvena lygiai taip pat, kaip jūs gyvenote ir vystėte savo motinos įsčiose. Taip pat jūs vystotės. Tačiau dabar, kai ta gyvybė yra jūsų gyvybė, tai kitokia gyvybė. Jūs turite gyventi gyvenimą ir tai yra mirties gyvenimas, arba mirties dvasia, tiksliau atleiskite. Ir tai yra mirtis. Taigi jos vieta nėra jumyse, ji ten nebuvo prieš tai, tačiau dabar yra ten. Na, tuomet kas ją ten patalpino? Ji turi ateiti tik per vieną dalyką, tai velnės. Ir tai yra užuomazga, vėžys, auglys, bet kuris iš šių dalykų prasideda nuo užuomazgos. Jūs taip pat prasidėjote nuo užuomazgos. Suprantate, taigi, kai tai numiršta, pavyzdžiui, kataraktą. Jeigu žmogus turi kataraktą, kai ta dvasia išeina, žmonės sako, o, aš galiu matyti, ir kitą dieną jie gali matyti daug geriau. Bet maždaug po 72 valandų prasideda irimas, kaip Jėzaus prisikėlime. Taigi ląstelės nesuiro, jis prisikėlė nepraėjus 3 dienoms ir naktim, žinoma, suprantate, jis mirė penktadienio popietę ir prisikėlė sekmadienio rytą, nes Dovydas pasakė, aš nepaliksiu jos sielos pragare ir neleisiu mano šventajam pamatyti gedimo, tos ląstelės pradeda irti po 72 valandų. Ir po to pacientas, ir kai tai pradeda didėti, tas auglys pasidaro didesnis, žinoma, jūsų širdis turi apvalyti kraujo tėkmę. Praėjusį vakarą prie manęs priėjo ponia, labai šventai pamaldžiai atrodanti moteris su dideliu vėžiu, kuris jį pasakė, kad atsistojo maldos eilę ir kad jis visas buvo uždengtas jos plaukais ir pasakė, kad aš atsistoju ir žiūrėdamas į ją ir pasakiau jai būdamas dvasioje, kad ji turėjo vėžį galvoje. Ir aš pasakiau, kad jis nukris. Ir jis nukrito ir ji turi jį čia, manau, šį vakarą čia taroje su spiritu, būtent dabar čia. Mes tokių turėjome tūkstančius, ar ši moteris yra pastate, ar atsistotumėte, jeigu moteris yra kur nors pastate su vėžiu spirite. Ar ji yra kur nors pastate, ar ji atsistojusi, pamojuokite ranką ar kažkuo, kad kas nors jūs pamatytų. Taip, štai, ši ponė stovi ten su vėžiu. Ir aš mačiau juos stovėdamas tiesiog ant pakilos, tiesiog pasidaro baltos spalvos ir nukrenta ant pakilos, suprantate? Taigi tai yra stebuklas. Įprastai, kai auglys yra negyvas, gyvybė iš jo išeina. Bet auglys, jeigu jis negali nukristi, yra viduje. Jeigu yra viduje, žinoma, jis išliks ten kelias dienas ir pradės brinkti, kaip ir kiekvienas kūnas, ląstelės pradės irti, tuomet jums pasidaro labai bloga, aukšta temperatūra, žinoma, tai yra infekcija. Kaip širdis pumpuodama kraują apvalo kūną, ten yra didelis mėsos gabalas palaidas jūsų kūne. Pacientui pasidaro labai bloga, tuomet jūs sakote, o, aš jaučiausi taip gerai ant pakilos ir po to dieną ar 2, bet aš spėju, aš praradau savo išgydymą. Na, brolis, sesė, tai yra pats geriausias ženklas pasaulyje, kad jūs turite savo išgydymą, suprantate, o kai jūs pradedate netikėti ir taip užtikrinti, kaip jūsų tikėjimas tą gyvybę auglio patraukia, jūsų netikėjimas ją ir vėl sugrąžins, suprantate, jis sugrįž. Prisiminkite, Jėzus pasakė, kai
netyroji dvasia išėjo iš žmogaus, vaikštinėja sausomis vietomis, po to sugrįžta su 7 kitomis dvasiomis. Ar tai tiesa? Ir todėl leiskite geram namų šeimininkui, nesvarbu kaip jūs jaučiatės, tai nėra tai, ką jūs jaučiate, tai yra tai, kuo tikite. Jėzus niekada nesakė, ar tu pajauti tai, jis pasakė, ar tu tiki tuo. Tai laimino jis Dievas. Gerai. Taigi pažiūrėkime, aš manau, kad praėjusį vakarą jūs išdalinote 100 kortelių su raidėmis I. Mes taip prie jų ir nepriėjome. Paimkime šį vakarą paskutinės 15 iš jų ir pabandykime, kas turi maldos kortelę 80. Tai būtų O 85. Kas turi maldos kortelę 85? Ir galite pakelti ranką, kažkas yra čia, kažkas gale. Maldos kortelė 85. Gerai, 86. Kas turi maldos kortelę 86? Gerai, 87. Ar aš matau, ką nors su kortele 87, prašau, jeigu jūs ar galėtumėte atsistoti numeris 80, gerai, tiksliau 87, sakykime, kas nors galbūt negali atsistoti, galbūt jie guli ant neštuvo, galbūt jie kurti ir jie gali pasakyti, na, niekas man nepadėjo, po to aš savo kabinete turiu atlaikyti grįžtamuosius pliupsnius. Jie sako, na, aš buvau ten ir tu tik pasakei nuo tokio ir tokio iki tokio ir tokio numerio ir niekas man nepadėjo ir galbūt jie buvo kurti. Taigi pažiūrėkite, mes turime numerį 85, 86, 87. Pažvelkite į savo kaimyno kortelę ir pažiūrėkite. Jis gali būti kurčias ir negali girdėti. 87, ačiū tau sesė, 88, kas turi 88, maldos kortelė 88, ar yra pastate? Gerai, 89, ar yra maldos kortelė 89, ar galite atsistoti 89, ar turintis numerį 89 iškėlė ranką? Gerai, 89, gerai, 90, tuščia vieta juostoje. Tik tai tikėk, puiku. Taigi, visi čia esantieji. Jeigu jūs tiesiog padarysite tai, ką jis pasakys padaryti, taigi nesvarbu, ką jis pasakys padaryti, padarykite tai. Tiesiog padarykite tai, tiesiog padarykite taip, kaip jis sako, taigi aš esu jūsų brolis ir tik žmogus. Taigi, jeigu jis ateis ir paims šį varganą kūną ir palaimins jį užtektinai, kad leistų jo šventai dvasiai per jį veikti, tuomet jūs pamatysite, kaip auditorijoje vaikšto Jėzus. O dabar nesvarbu, kaip jis čia save patvirtins, jeigu jūs juo netikite, jis negali jums nieko padaryti. Ar tai tiesa? Nesvarbu, ar jis stovėtų čia šalia manęs matomas, kad jūs galėtumėte jį pamatyti. Na, jeigu jūs manimi nepatikėtumėte, aš negalėčiau nieko dėl jūsų padaryti, bet mano žodžiai bus tik tai, ką jis yra pasakęs savo rašte. Ir aš iš viso širdies melsiuosi, kad Dievas jums padėtų, nes greičiausiai čia bus motinos ir tėčiai ir taip toliau čia, kurie yra sergantis, kenčiantis ir turintis poreikius, ir kaip sugebėsiu, aš prašysiu Dievo, kad jums padėtų. Gerai, išsirikiuokite štai čia iš dešinės, taigi visi trumpam palenkime mūsų galvas. Gerasis tėve, mes meldžiame tavo sūnaus, Jėzaus vardu, tegul dabar ateis šventoji dvasia ir išreikš Jėzaus Kristaus darbus. Palaimink visur žmonės ir išgydyk juos, padaryk juos sveikus, laimingus. O dabar, kad tai padarytum, tėve, tu žinai savo tarno silpnumą. Ir aš nežinau, ką sakyti ar ką daryti. Ir dabar aš padariau tai tavo paliepimu. Ir aš tikiu, kad tu šį vakarą čia būsi, kad palaimintum ir padėtum šiems žmonėms. Ir tėve, jeigu tu leisi šventai dvasiai ateiti pas tavo tarną ir apreikšti šiuos dalykus mums, ką turėtume daryti ir kaip tai turėtume padaryti, tuomet mes visi būsime laimingi ir džiaugsimės. Ir šie klausantieji tikės tavimi vieningomis širdimis ir mintimis. Ir tėve, aš prašau tavęs to kaip tavo tarnas. Neleis, kad šį vakarą nors vienas žmogus liktų silpnas. Tegul jie visi išeis sveiki ir pasveikę ir džiūgaudami. Padaryk tai, ar padarysi, tėve? Aš meldžiu su malone širdyje ir tikėjimu Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi dažnai, ar kas nors yra prie tų šviestuvų, kas nors prie šviestuvų, kas gali juos patraukti. Taigi kartais ši šventoji dvasia, jie ateina ir dauguma iš jūsų esate matę tą nuotrauką, jei aš kada nors atvyksiu dar kartą, atvešiu kai kurias iš jų, kaip brolis Moras šį vakarą pasakojo. Ji buvo nufotografuota kelis kartus ir knygose, manau, jūs visi jas turite. Aš turiu tik 2 dėžes, tad tikiuosi, kad jums jos labai patinka. O dabar jie
Pažiūrėkite, štai čia ir pamatysite kitą jos nuotrauką, kur ji yra nužengusi ir laikraščio fotografas užfiksavo tai Camdene, Arkanzase, bet jos autentiškumas nebuvo patvirtintas amerikietiškos asociacijos ir jie ją paėmė ir tuomet ji buvo patvirtinta. Taigi mes ir daug tūkstančių žmonių, aš stovėjau čia upėje prieš kažkiek laiko po prabudimo, pakrikštėjau 500 ir ji nužengė tiesiai ant tos vietos, kurioje aš stovėjau, o žmonės alpo ir ji buvo tiesiog ten, tai buvo tiesiog kaip riaumojimo garsas, pliekianti ugnis. Aš meldžiu, kad Dievas šį vakarą matomai pasirodytų priešais auditoriją tokiu būdu, čia sostinėje dar kartą, jeigu galiu surasti Dievo palankumą. Taigi, jūs suvokite, tai gali pasirodyti vienų žmonių akise, o kitų nepasirodyti. Mes nenorime apie tai galvoti, bet taip yra. Jonas buvo tas, kuris paliudijo matęs Dievo dvasią virš Jėzaus. Ar tai tiesa? Nebuvo pasakyta, kad klausantieji ir išminčiai sekė žvaigždę. Ar jūs tikite tuo? Ir tai pralėkė virš visų šalies observatorijų. Iš pačių rytų praėjo savaitės ir mėnesiai. Ir jie nustatydavo laiką pagal žvaigždes, jie stebėdavo ištesą naktį, jie nešvaistė laiko ir niekas to niekada nepamatė, bet išminčiai pamatė, nes jie to ieškojo. Jūs šį vakarą ieškokite Kristaus, jūs jį pamatysite, te laimina jūs viešpats Jėzus. Gerai. Bili, Poli ir broli Morai, kai kurie iš jūsų, ar jau visa eilė išsirikiavusi, Bili? Visi 15? Visi 15 išsirikiavę? Taigi, jūs likusieji, pabandykite tie, kurie neturite maldos kortelės ir žinote, kad nepateksite į maldos eilę, aš noriu, kad jūs žiūrėtumėte į šią pusę ir tiesiog tikėtumėte. Ir jūs tikėkite tokiu pačiu tikėjimu, kaip tos moters, kuri prisilietė prie jo rūbo, o jis atsigrėžė ir pasakė, tavo tikėjimas tave išgelbėjo. Ar tikite, kad šį vakarą jis yra toks pats? Ar jūs tikite, kad toje šaukiančioje minioje tas mažas vargšas aklas vyras, sėdėjęs prie Jericho sienų, kurių plotis tikriausiai buvo dvigubai platesnis už šį pastatą, sušuko ir rėkė, pasigailėk manęs. Turbūt Jėzus niekada nebuvo girdėjęs jo šauksmo, bet jis pajutė, kaip pajudėjo jo tikėjimas toje kritikų minioje. Ir jis atsisuko ir tarė, tavo tikėjimas tave išgelbėjo. Jis pasisuko į minią ir pasakė jiems, kodėl svarstote savo širdyje. Pasakė moteriai prie šulinio, eik atvesk savo vyrą. Ir jis pasakė, aš negaliu nieko padaryti, jei tėvas man neparodys. Tuščia vieta juostoje. Kai ko jūsų paprašysiu? Jei tai, ką pasakiau, yra tiesa, tuomet Dievas yra įsipareigojęs savo žodžiui, ne man, bet savo žodžiui. Ar tai tiesa? Jis yra įsipareigojęs savo žodžiui. Ir tuomet jis tai išpildys būtent tuo būdu, kuriuo jis pasakė, kad tai padarys. Ir jeigu jis tai padarys, čia su jumis visais, jeigu jūs dar nesate priėmę Jėzaus Kristaus, ar norėsite tai padaryti? Ir jūs čia esantis, kurie galite matyti jo malonę kitiems, išgydyti jūs, jis suteiks jums malonę, jeigu jūs tik turėsite tikėjimą ir patikėsite. Tiesiog melskitės ir pasakykite, viešpatie, aš esu tikintysis ir aš noriu, kad tu šį vakarą mane išgydytum. Ir Dievas tai padarys. Mes neseniai grįžome iš Afrikos, į kurią turėsiu vėl sugrįžti kitų kelių savaičių metu. Afrika, Indija, Palestina, Vokietija ir tuščia vieta juostoje. Tarnystė. Ir Durbane, Pietų Afrikoje, maldos eilėje, praėjus apie 3-4 žmonėms, ir jie išvydo šventosios dvasios jėgą veikiančią žmonėse ir pamatė, ką Dievas darė. 30 000 priėmė Jėzų kaip savo gelbėtoją vieno kvietimo prie altoriaus metu. 30 000 vienu metu. Todėl aš tikiu, jeigu mes priimsime Dievo žodį kaip taisyklę, ir eisime į visą pasaulį ir pamokslausime Evangeliją. Evangelija atėjo ne vien tik žodžiu, bet su jėga ir šventosios dvasios pasireiškimu. Todėl Evangelija yra šventosios dvasios jėgos parodymas. Aš esu aplankęs šalis, jie sakydavo, taigi mes nenorime misionierių, mes apie tai žinome daugiau nei jūs, bet mes norime pamatyti kažką, kas turi pakankamai tikėjimo padaryti taip, kad Dievo žodis pasireikštų. Štai ką jie nori pamatyti. Ir štai kaip jie buvo atversti. Štai kaip jie surado Kristų dėl to, kad jie tokiu būdu patikėjo. Ir aš tikiu Dievu visa širdimi, kad čia bus daug tokių, kurie suras Kristų esantį tokį patį jų širdžiai. Tegul viešpats Jėzus iš Nazareto palaimins kiekvieną iš jūsų, tokia mano malda. Taigi, ar gerai? Joks žmogus niekada neieško Dievo. Dievas ieško žmogaus. Visame pasaulyje žmogus niekada neieškojo Dievo.
Dievas ieško žmogaus. Kai žmogus iš pradžių puolė Edeno sode, tai parodė žmogaus prigimtį. Žmogus pasislėpė, Dievas ieškojo žmogaus. Jėzus pasakė, jog žmogus negali pas mane ateiti, jeigu mano tėvas jo nepritrauks. Jis iš pradžių turi būti tėvo pritrauktas. Ir tuomet aš norėčiau jums kai ką paaiškinti. Matant regėjimą, kas iš čia esančių kada nors esate sapnavę sapną, pažvelkime jūsų rankas. Na, manau, 2 jūsų trečdaliai. Tai tiesa, kad daug žmonių nesapnuoja sapnų. Tai yra jūsų pasąmonė. Esame išmokyti. Čia yra jūsų pirmoji sąmonė, čia yra pasąmonė. Taigi ši pasąmonė yra tai, ką aš bandau per šventąją dvasią paveikti. Ši pirmoji sąmonė, aš galėčiau paklausti štai šio vyro čia arba bet kurio vyro iš štai čia esančių, ar tu tiki? O taip, ponė, jūs tikite tuo štai čia, o kaip yra su šiuo žmogumi štai čia? Jis yra tas, kuris valdo laivą, ne tas žmogus viršuje, jėgainėje, tai tas žmogus esantis variklio skyriuje. Kartais, kai užmiegate, patenkate į pasąmonę ir sapnuojate sapną. Ir jūs sapnuojate apie dalykus, kuriuos darėte būdami čia. Tuomet, kai jūs prabundate, jūs prisimenate dalykus, kuriuos sapnavote, jūs žmonės, kurie sapnuojate sapnus. Prieš daug metų juos sapnavote, jūs vis dar juos prisimenate. Na, kažkur jūsų dalis kažkur pabuvojo, ar ne taip? Nes priešingų atveju to neprisimintumėte. Kažkas, ką sapnavote prieš daug metų. Taigi, giliai miegančio žmogaus pasąmonė yra gilumoje, suprantate, ji jo nepasiekia, bet regėtojo pasąmonė nėra ten gilumoje, taip pat čia jos nėra, ji yra štai čia. Jam nereikia užmigti. Jo akys atmerktos ir jis tiesiog mato. Taigi, tas Dievas suteikia žmogui galimybę sveikai miegoti ir nesapnuoti. Ir Dievas suteikia žmogui būdą sapnuoti sapnus. Jeigu pasakyčiau, susapnuok man sapną, jūs negalėtumėte to padaryti. Tuomet Dievas bažnyčioje paskiria apaštalus, pranašus, išgydymo dovanas. Ar tai tiesa? Jie visi yra skirti bažnyčios ištobulinimui. Paulius pasakė, jeigu jūs visi kalbėsite kalbomis ir nemokytas ateis, ar jis nepasakys, kad jūs visi esate išprotėję? Tačiau jeigu vienas pranašauja ir atskleidžia širdies paslaptis, nejaugi jie neparpuls veidų žemyn ir nepasakys, kad su jumis tikrai yra Dievas, ar tai tiesa, ar tai evangelija? Na, ar tai ne vakarykštės dienos Jėzus Kristus, ar jis yra šiandien, jūs galite tikėti juo kalbėdami kalbomis, jūs galite tikėti per šventąją dvasią, tačiau aš tikiu pilnu saiku, kad jis yra tas pats viešpats Jėzus. Jis nėra miręs, jis prisikėlė iš numirusių ir jis yra čia šį vakarą. Čia, dabar, ant pakilos. Ir tegul jis palaimins ir padės. Aš niekada nesu buvęs šioje šalyje. Ir kiek man yra žinoma, čia priešais mane nėra nei vienos gyvos sielos, kurią pažįstu, tik kelios čia ant pakilos. Brolis Bozė, aš prisimenu jį. Aš mačiau ten vyrą šalia jo, aš neprisimenu jo vardo, bet ir aš, brolis Linsis, tik pažįstu galbūt 3 ar 4 čia pastate sėdinčius tarnautojus, tačiau Dievas pažįsta jūs visus. Ar tai tiesa? Jis pažįsta jūs visus. Taigi ši čia stovinti ponia. Dievas danguje žino, kad niekada gyvenime nesu jos matęs, kiek man yra žinoma. Ar mes esame nepažįstami, ponia? Mes esame visiškai nepažįstami, bet Dievas ją pažįsta. Taigi, jeigu Jėzus yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius, dabar pakeiskime paveikslą. Kas jis buvo vakar, kai jis ketino kažką sužinoti apie moterį? Jis tarė, duok man gerti. Ji pasakė, na, tai nėra priimtina, kad taip atsitiktų žydai ir panašiai su samariečiais, bet Jėzus šiek tiek su ja pakalbėjęs, jis surado jos problemą. Ar tai tiesa? Na, dabar Jėzus yra prisikėlęs iš numirusių, dabar gyvena mumyse šį vakarą. Dar trumpam ir pasaulis manęs nebematys, bet jūs mane matysite, kadangi aš tai įvardis, aš būsiu su jumis, netgi jumyse, iki pasaulio pabaigos. Taigi tai yra Evangelijos tiesa. Galbūt jūs nesate to skaitę tokiu būdu, arba nesate galvoję tokiu būdu, bet tokiu būdu tai yra parašyta Biblijoje, tai yra jūsų teologijoje, tai galėjo būti kažkur praleista, bet taip yra parašyta Biblijoje. Aš būsiu su jumis, netgi jumise iki pasaulio pabaigos. Taigi, jūs žinote, kad aš kažko laukiu, tai tiesa. Viešpaties angelo, tai tiesa, aš visiškas bejėgis lygiai kaip ir visi jūs. Ir aš esu čia su sėdinčiais kritikais. Kas iš jūsų matėte jo nuotrauką, žinote apie mano susirinkimus ir matėte, kur mokslininkai nugabeno jo didingos šviesos nuotrauką. Ji sugrįžta, jūs galite tai stebėti.
Taip, dauguma iš jūsų, tai o tūkstančiai jos kopijų buvo parduota ir taip toliau. Jie turi Douglaso studijos Houstone, Teksase, kur George'as J. Lacey's, vienas iš pačių geriausių tyrinėtojų Amerikoje, paėmė ją ir ištyrė ją ir padarė viską, kad įsitikintų, kad nebuvo dvigubos ekspozicijos ar kažko panašaus ir Jėzus Kristus įrodė save esant tuo pačiu vakar, šiandien ir per amžius. Dabar žinoma, aš laukiu jo. Ar jis padės man šį vakarą, aš nežinau. Ir jeigu aš pasakiau kažką pasigirdamas arba pasakiau kažką netinkamo, tegul Dievas man atleis. Aš neturėjau omenyje to padaryti, aš tiesiog noriu nuoširdžia širdimi atstovauti Jėzų Kristų, kuris dabar mane girdi. Ir tegul jo malonė šį vakarą bus čia. Man pasakius šiuos dalykus ir tai yra jo žodis, tegul jis ateis ir padės mums, tokia mano malda. O dabar, ar čia yra kur nors vargonininkas? Jeigu jį galėtų labai tyliai sugroti giesmę, tik tai tikėk. Ir visi būkite nusiteikę maldai, jei galite. Jums reikės palenkti galvas tik, jeigu būsite paprašyti. Taigi maldos eilėje. Jūs, kurie ateinate, stebėkite, būkite, jeigu jis jūs sudraus, jūs privalote, jei tai bus tiesa, jei taip yra, jūs privalote norėti tai atlaikyti visoje auditorijoje, jeigu jis prakalbės, jūs privalote žinoti, kad tai ne aš, tai jis, ir ištaisykite tai. Pirmas dalykas, kurį galite padaryti prieš jums surandant išgydymą, jūs turite surasti priežastį prieš surandant išgydymą. Jeigu jūs ateinate pas daktarą, sergantis ir prislėgtas, o jis jums išrašo aspirino, jis nėra geras daktaras, jis bando jūsų atsikratyti. Jeigu jis yra geras daktaras, jis ieškos diagnozės, kol suras problemą ir tuomet nuo to pradės darbą. Čia mes turime padaryti tą patį. Jeigu pikta dvasia, jeigu čia yra neišpažinta nuodėmė ar kažkas, ar kai kurie esantis ne Dievo valioje, visą naktį galite juos tepti aliejumi ir verkti ir daryti viską, ką norite, tas demonas pasiliks būtent ten, tai tiesa, jis turi tam teisę. Na, štai ką jūs turite stebėti. Dievas dėl kažko uždėjo ant kažko prakeiksmo, tuomet jūs ateinate ir jį nuimate. Jūs pateksite į bėdą, kai pateko Mozė, tai tiesa. Jis yra čia, šventoji dvasia. Dabar Jėzaus Kristaus vardu, Dievo sūnaus, aš darau kiekvieną čia esantį žmogų pavaldų mano valdžiai, Dievo šloviai. Dabar noriu su jumis minutėlę pakalbėti, sesė. Jūs žinote, kad dabar kažkas vyksta, žinoma, tai tiesiog dabar įvyko. Taigi, jei tai yra tiesa, leiskite žmonėms tai pamatyti iš jūsų pakeltos rankos. Tai tiesa, suprantate, tai yra jo akivaizda, tai tiesa, suprantate. Taigi, aš esu jums nepažįstamas, niekada gyvenime jūsų nemačiau. Ir dabar, jeigu šventoji dvasia, apie kurią kalbėjau, Jėzaus Kristaus to paties vakar, šiandien ir per amžius, jeigu aš iš tikrųjų tai paliudėjau žmonėms ir paskelbiau, kad tai yra tiesa ir jis yra tas pats, tuomet jis apreikš man kažką, kas padės jums patikėti. Jeigu jūs esate čia, aš nežinau jūsų poreikių ar tai, bet jis žino. Dabar, jei Dievas tai leis, ar jūs priimsite savo išgydymą ir ar ko jūs benorėtumėte, finansą ar kas tai bebūtų, dėl ko jo čia ieškote, kad jo paprašytumėte, ar šeimininės problemos, kas tai bebūtų, jis žinos ir jis galės man tai pranešti. Ar tai tiesa? Ir tai padarys. Jį tokiu pačiu, kaip kai jis kalbėjo su ta moterimi prie šulinio. Taigi aš tiesiog kalbu su jumis taip, kaip jis tai darė, kad įgyčiau ryšį su jūsų dvasia. Ir aš matau, kad jūs tolstate nuo manęs. Jūs patekote, aš matau, tam tikro pobūdžio didelę avariją ir tai buvo automobilio avarija ir jūs buvote išmesta į orą, štai taip. Ir tai jums patempė kaklą kažkurioje jūsų kaklo vietoje ir sukėlė vėžį, kuris atsirado kakle. Ir jūs esate tam tikro pobūdžio, mokote apie raštą. Ir ar jūs tikite, kad Jėzus Kristus jūs išgydo? Tėve, Dieve, tavo sūnaus Jėzaus Kristaus vardu, Dievo žodžio valdžioje, dėl mirštančios moters, aš prašau, kad šis blogis ją paliktų. Šėtone, tu esi atpažintas, todėl išeik iš moters, kai gyvojo Dievo bažnyčia reikalauja tavęs išeiti Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Dabar, sesė, tik akimirkai, aš noriu su tavimi pakalbėti. Žinoma, tu žinai, kad to daugiau nebėra, taip ir išliks. Matai, kaip tavo gerklė, tai paliko ją. Gūžys ją paliko, jos gerklę ir ji. Te laimina tave Dievas. Dabar eik savo keliu ir būk dėkinga, laiminga ir džiūgaujanti. Gali eiti. Dabar tiesiog turėkite tikėjimą viešpačiu Jėzumi. Turėkite jį savo dėmesio centre, dabar pat viešpats Jėzus, jums mąstant apie šiuos dalykus. Jiems mąstant apie šiuos dalykus, jie buvo vieningi, nepamirškite. Jėzus tas pats vakar, šiandien ir per amžius.
Jis yra tas pats šiandien. Dabar turėkite tikėjimą. Pažiūrėkite į šią pusę auditoriją ir tikėkite savo visą širdimi ir sutelkite visą savo dėmesį į mane. Būkite maldoje. Išlaikykite tikėjimą Dievu. Dabar aš manau, kad tai ši ponia ar tai pacientas. Gerai, ateik arčiau sesę. Žinoma, tai tavęs dabar nesužeis, tai tiesiog jo akivaizda, suprantate, kurią jaučiate. Ir auditorija, aš esu jūsų brolis. Kad tai nėra psichologija, aš pajaučiu, kaip tai ateina iš auditorijos, tai ne tai. Tai visagalis Dievas, suprantate, tai nėra psichologija, ne, tai nėra. Taigi, nedarykite to, tiesiog galvokite apie viešpaties Jėzaus buvimą, suprantate, vieningi. Dabar, sesė, aš noriu su tavimi trumpai pakalbėti, mes esame nepažįstami, aš manau, bet Jėzus Kristus pažįsta mūsų abu. Ir tai yra mūsų pirmas susitikimas žemėje. Bet jis pažįsta tave ir jis maitino tave visą tavo gyvenimą. Ir jis pažįsta mane. Ir jeigu aš tavo brolis ir iš jo malonės per dievišką dovaną ir aš neturiu nieko bendro su to pasireiškimu. Kai buvau gimęs mažas kūdikėlis, pirmas dalykas, kurį galiu prisiminti, tai regėjimas. Taigi, aš noriu, kad jūs trumpam pažiūrėtumėte į šią pusę. Žinoma, tu sergi. Ir tu kenti dėl padėties, kurioje tai tamsi dvasia esanti aplink tave, tai mirtis. Ir ji yra vėžio pavidale. Ir vėžys yra ant krūties. Ir tu esi, matau, kaip tave apžiūri kažkas stiprus. Ir tai yra, tu turi trūkio padėtį ir trūkis yra žarnose. Ir tu taip pat turi skrandžio problemą, sunkią širdies problemą, kuri sukelia alpimą. Čia prieš kelias dienas tu sėdėjai ant lovos krašto ir beveik nualpai, žiūrėdama savo lango pusėn. Ar šie dalykai yra tiesa? Tai viskas tiesa. Na, kas tai bebuvo, žinoma, tai tave paliko. Bet kaip tu manai, kas buvo tai, kas žino tavo gyvenimą? Ar tai buvo Jėzus Kristus, ar tu sutinki, kad taip yra? Ačiū tau. Tu esi pasiruošusi. Tu žinai, kad čia yra kažkas antgamtiško ir jeigu tu tiki, kad tai yra viešpats Jėzus, kaip aš tai pamokslavau iš žodžio ir tu tiki, kad tai yra viešpats Jėzus, aš žinau, kad ten yra tamsi dvasia, aš matau, kaip ji vis dar yra virš tavęs, tai yra kažkas labai rimto. Sakykime, aš matau tave, tavo vardas yra Ieva ir tavo pavardė yra York ir tu gyveni šiame mieste. Tavo namo numeris yra 613, 6 gatvė, ar tai tiesa? Eik namo, būsi sveika. Jėzaus Kristaus vardu, tegul ji eina namo ir bus išgydyta. Te laimina tave Dievas, nebejok, tiesiog eik džiūgaudama ir laiminga. Tiesiog turėk tikėjimą ir nebejok. Raštas pasakė, eik ir daugiau nebenusidėk, kad tavęs neištiktų kas blogesnio. Nuodėmė yra netikėjimas. Nuodėmė tai negėrimas, rūkymas, lošimas, tai nuodėmės atributai. Jūs tai darote, nes netikite. Jėzus pasakė, eik ir daugiau nebenusidėk netikėjimu, arba blogesni dalykai tave ištiks. Turėk tikėjimą Dievu. Tikėk juo visa širdimi. Aš matau, kaip šviesa vis dar seka paskui tą moterį. Taip, kuri tik išėjo. Ji yra virš tamsiaodžio žmogaus ten, taip, ten esanti ponė su tulžies pūslė ir trukiu. Ar tu tiki, kad viešpats Jėzus jūs išgydo, ponė, sėdinti ten su tuo baltu daiktu aplink jūsų kaklą? Jeigu tikite tuo savo visą širdimi, jūs galite atsistoti ir pareikalauti savo išgydymą ir būti išgydyta viešpaties Jėzaus vardu. Tai laimino jūs Dievas. Turėkite tikėjimą Dievu. Ar jūs tikite?
Jūs turite išvaržą, ar ne, ponė, sėdintis štai ten? Ar tai tiesa, jūs sėdėjote ten melsdamasis viešpatie, padarykite, tas vyras į mane kreiptųsi. Ar tai tiesa, jeigu tai yra tiesa, pakelkite savo ranką, atsistokite ant savo kojų. Tavo tikėjimas tave išgydė, broli, eik namo. Jėzus Kristus padarė tave sveiką. Tas pats viešpats Jėzus. Tau nereikia būti štai čia, tau reikia turėti tikėjimą. Tiesiog tikėkite Dievu visa savo širdimi ir jūs gausite tai, ko prašote. Jėzus Kristus suteiks jums tai, jeigu jūs tik tikėsite. Bet jūs privalote turėti tikėjimą. Jūs privalote juo tikėti visą savo širdimi ir Dievas tai išpildys. Pacientas, atleiskite man, ponė. Ar jūs tikite savo visą širdimi? Jūs tikite. Taigi, jūs esate šiek tiek susijaudinęs dėl čia esančios jo akivaizdos. Ir aš manau, kad jūs esate iš miesto. Jūs atvykote taip pat iš sostinės, Ričmondo, Virginijos. Jūs turite vėžį. Jis yra jūsų burnoje ant skruosto. Ar tai tiesa? Ar norite vykti namo ir būti sveikas, priimkite Jėzų kaip jūsų išgydytoją ir Jėzaus Kristaus vardu, tegul tai palik šį vyrą, išeik iš jo lauk. Amen. Telaiminu jūs Dievas, ponė, eikite tikėdamas, turėdamas tikėjimą. Ką sakote? Dabar jūs matydamas, aš žinau, jūs tampate jaunai atrodančių žmogumi. Daug jaunesnių nei dabar esate mano akivaizdoje. Jūs kenčiate dėl kažkokio pobūdžio galvos skausmo. Ir tai prasidėjo prieš daug metų, prieš maždaug 25 metus prasidėjo jūsų galvos skausmai. Ir nuo tada jūs tai nuolatos vargino, jūs buvote didis tikintysis ir jūs meldėtės už šią valandą, kurioje dabar čia esate. Maldoje Dievui jūs pasakėte, kad jei tik galėsite prie manęs prieiti, jeigu aš pasimelsiu, jūsų galvos skausmai pasibaigs. Ar šie dalykai yra tiesa? Tai yra tiesa. Dabar jūs girdėjote, kas tai pasakė, tai nebuvau aš, tai buvo tik mano balsas. Buvo tie, kas tai bebuvo, tai buvo kažkas, aš prisimenu, kaip mačiau jauną žmogų ar kažką, ar tai buvo taip, kaip tai čia buvo pasakyta, būtent taip, kaip tai buvo pasakyta. Dabar ar tikite, kad Dievas tai padarė? Jūs tikite Dievu, taigi jūs esate įsitikinę, kad Dievas čia yra. Dar minutėlę, aš matau kažką kitą. Atrodo, kad jauna moteris stovi šalia jūsų, tai yra duktė. Ir taip, jūs kaip tik ruošiatės vykti kažkur į kelionę, jūs ketinote su ją pasimatyti, o ji yra iš Indianos, Ričmondo, Indianoje ji gyvena. Ir jos vyras yra tarnautojas. Ir ji parašė jums laišką, kažką sakantį jums nevykti, nes aš vykau čia. Ar tai tiesa? Jūs esate išgydyta, galite eiti savo keliu, telaiminu jūs Dievas. Dabar tik tikėkite, turėkite tikėjimą Dievu. Jėzus Kristus tas pats vakar, šiandien ir per amžius. O dabar tiesiog turėkite tikėjimą ir tikėkite. Telaiminu jūs Dievas, brangus tamsiaodžiai žmonės, šaukiantieji. Jis yra visada pasiruošęs padėti ir tikėti, padėti žmonėms poreikiuose. Tik minutėlę, ponė. Dabar aš matau kampe stovinčią šventąją dvasią. Tai virš tamsiodės ponios. Ji žiūri šios pusės link, ji žiūrėjo ir ji meldžiasi. Ji turi auglį ir tas auglys yra jos gerklėje. Ji laiko savo ranką iškeltą aukštyn. Ar jūs priimate savo išgydymą, ponė? Ponė sėdinti iš karto ten už jūsų. Ji taip pat turi auglį ir jis yra jos petyje. Ar tai tiesa, ponė? Jūs abi atsistokite ant kojų dabar pat ir dvi ponios ten pat su augliu ant dvi tamsiodės ponės. Jėzus Kristus jūs abi išgydo. Jūs galite eiti namo ir būti išgydytos Dievo šloviai. Jūsų tikėjimas jūs išgydė. Telaimina jūs Dievas, augliai dingo. Turėkite tikėjimą Dievu. Nebandykite netikėti, bet tikėkite, kad viskas yra įmanoma tiems, kurie tiki. Amen.
Tai bent, kiek daug tikėjimo šiame pastate. Atrodo taip, lyg visame pastate būtų tirštas šviesus rūkas, dabar jūs tikrai esate viešpaties dvasioje. Viskas gali išsipildyti. Kaip laikotės, ponė? Ar jūs tikite, kad esu Dievo pranašas? Jo, turiuomenyje, pranašas yra pamokslininkas. Jūs nesitikite, kad aš esu iš priešo. Jūs tikitės, kad aš esu iš Dievo. Ar tokiu būdu jūs tai priimate? Tuomet aš galiu jums padėti. Nes jis man pasakė, jeigu aš padarysiu, kad žmonės manimi patikės ir būsiu nuoširdus, kai melsiuosi, tuomet niekas prieš maldą neatsilaikys. O dabar tai nesu aš, kuris padedu, tai Dievas, kuris išgydo. Aš abejojau, aš sakiau, jie manimi nepatikės. Jis pasakė, tau bus duoti 2 ženklai, kaip pranašui Mozei, tuo žmonės patikės. Ir vienas iš jų buvo atskleisti žmonėms jų širdžių paslaptis. Taigi, jūs nesate čia dėl savęs. Nors jūs esate nervinga ir išvargusi, bet tai sukėlė šio vaiko liga. Šis vaikas čia kenčia, daktarai jį paliko numirti, tai leukemija. Ar tai tiesa? Jūs atvežėte vaiką už miesto. Jūs keliavote, atvykote iš vakarų, važiavote link rytų, jūs atvykote iš valstijos, kurioje yra kalnai, tai Pensilvanija, o jūsų miestas, aš manau, yra Čambersburgas. Ar panašiai, ar tai tiesa, atveskite man šį vaiką. Brangi mažoji sesutė, jeigu viešpats Jėzus būtų čia, jis uždėtų ant tavęs savo rankas ir mirtis tave paliktų ir tu gyventum. Ar tu tiki, kad aš esu jo tarnas? Ir vietoj jo aš uždedu savo rankas ant šio vaiko ir laiminu jį ir prašau, kad demonas paliktų šį vaiką ir kad gyvybė sugrįžtų šiam vaikui ir jis gyvens ir bus sveikas. Išeik iš vaiko šėtone. Dievo Biblijos valdžia su dieviška dovana suteikta man per angelą, saigdinu tave palikti šį vaiką. Išeik iš jo. Amen. Ar tiki, kad tu dabar pasveiksi, ar tiki, sesė? Te laimina tave Dievas, atsisuk ir pamojok auditorijai. Te laimina tave Dievas, maža mergaitė su milžinišku tikėjimu, būk sveika. Te laimina tave Dievas, brangioji, eik, parašyk man laišką, ar tiki manimi kaip jo pranašu, kaip jo tarnu, ar tikite, kad Dievas yra arti savo dvasioje ir tai, kas dabar yra daroma, yra iš viešpaties Jėzaus, ne iš manęs, aš esu žmogus. Taip, jeigu Dievas man leis sužinoti, kas su jumis negerai, kaip patvirtinimą, kad aš esu čia stovintis jo pranašas, atskleidžiantis tiesą, kaip jis pasakė moteriai, eik atvesk savo vyrą, jis pasakė, aš neturiu tokio, jis pasakė, tu turėjai 5, jis pasakė, aš matau, tu esi pranašas, suprantate, aš suprantu, kad tu esi pranašas. Taigi ta pati dvasia buvusi ant to Dievo sūnaus, jis pažadėjo ją vėl atsiųsti šventosios dvasios pavidalu, kuri bus su mumis ir gyvens mumise iki pasaulio pabaigos. Jūs tuo tikite? Ir jis dabar gali žinoti jūsų problemas. Ar jis gali? Jūs turite širdies problemą. Ar tai tiesa? Visi žmonės turintys širdies problemą, atsistokite ant kojų. Jūs dabar galite būti išgydyti, nesvarbu, kas tai bebūtų su širdies problema. Viešpatie Dieve, tu žinai mūsų jėgas ir kokie menki mes esame ir kokie silpni. Bet viešpatie, mes žinome, koks stiprus esi tu. Ir širdies problema yra kažkas, su kuo daktarai nieko negali padaryti, bet viešpatie, kas sukūrė širdį, tu sukūrei. Ir aš dabar sudraudžiu šio demono jėgą, kuris laiko šiuos žmonės turinčius širdies problemą, tegul tai išeis iš kiekvieno iš jų viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Te laimina tave Dievas, sesė. Aš noriu šitą tau pasakyti. Dabar tu jautiesi kitaip, nei jautiesi prieš daug laiko, ar ne? Dabar, kad žmonės žinotų, čia yra tikra tamsi dvasia, tu esi stipriai kentėjusi ir dėl to gulėjusi. O dabar tai tave paliko, tu esi išgydyta, aš tau apie tai pasakiau, taip, ponė, tau viskas gerai, gerai. Turėkite tikėjimą Dievu, prašau. Visi, vieningai, turėkime tikėjimą. Kaip laikotės, ponė? Gerai, mes esame vienas kitam nepažįstami, bet viešpats Jėzus pažįsta mus abu, ar tai tiesa? Jeigu Dievas danguje, kuris sukūrė dangus ir žemę, gyvena Jėzuje Kristuje, pažadėjo ir vėl sugrįžti mumise,
Ir ką darė jis, mes taip pat darysime. Ar jūs tikite, kad aš esu jo pranašas? Sakau tai dėl priežasties, kurią viešpaties angelas man pasakė. Padaryk, kad žmonės tavimi patikėtų. Jeigu jie tavimi nepatikės, tuomet tu sužinosi pačias širdžių paslaptis ir tuomet jie turės tavimi patikėti. Bet ar jūs tikite manimi? Ir be to, jūs tikite manimi dėl to, nes pats esate Evangelijos tarnautojas. Ir jūs esate čia dėl geros priežasties. Jūs nesergate, jūs turite poreikį ir jūs norite, kad senoviškas prabudimas prasidėtų jūsų bendruomenėje. Štai dėl ko jūs meldžiatės. Kiekvienas iš mūsų to nori. Visi atsistokime senoviškam prabudimui. Visagali Dieve, kuris sutvėrė dangus ir žemę, aš dabar prašau, kad visos demonų jėgos šiame pastate būtų sulaužytos, Jėzaus Kristaus jėga pasireikštų. Viešpatie, silpni, tačiau mes nesame nugalėti. Šėtone, aš prisaikdinu tave viešpaties Jėzaus Kristaus vardu, išeik iš žmonių. Atsistokite jūs, neįgalų žmonės iš neįgaliųjų vežimėlio, atiduokite jam gyrių kiekvienas iš jūsų. Iškelkite savo rankas ir toliau šlovinkite Dievą. Koks bebūtų jūsų poreikis, priimkite atsakymą. Taip. Tebūna palaimintas viešpaties vardas.